Sveiki, mėlyjei. Šiandieną nusprendžiau įrašyti šį vaizdo įrašą praktiškai miesto centre, Vilniaus miesto centre. Atėjo mintis, atėjo iš tikrųjų srautas kažkoks energetinis, kuris sako, kad reikia sustoti ir atlikti šitą įrašą, sukurti šitą įrašą. Apie ką šis įrašas? Tai bus įrašas, tiksliau daugiau gal kvietimas į rinktis, burtis į knygos Du gyvenimai, kurios autorė yra Konkordija Antarova, skaitytojų klubą. Visai atsitiktinai sutinku žmonės, kurie, kaip ir aš, yra perskaitę šitą knygą, yra naudoja tiesiog tą knygą savo gyvenime vienaip ar kitaip praktikoje. Ir tai rodo tik tai tiek, kad iš tikrųjų tai yra labai stipri knyga, kuri mums atneša suvokimą apie tai, kokia žmogaus esmė yra šioje planetoje. Kokia siela ir kaip sielos aplamai ateina į šį pasaulį ir ką jos veikia šiame pasaulyje, ką turėtų veikti iš tikrųjų. Tikrai ne tai, ką mes veikiame dabar savo vartotojiškam gyvenime, tikrai ne tai, ką mes kūrėme savo gyvenime kaip vartotojai, o tai, ką mes iš tikrųjų, kokia mūsų paskirtis yra. Sielos paskirtis. Siela, kuri atėjo į šį gyvenimą, į šį kūną paskirtis. Ji ir suvokiama iš tikrųjų nedaug žmonių. Tai nėra kaip kažkoks tai mano, neprimkit to kaip mano pasigyrimą arba pasikėlimą kažkokį, kad aš tai žinau, o jūs tai ne. Ne, taip tikrai nėra, tikrai taip negalvoju, todėl kad mes iš tikrųjų nesam kalti, kad gyvename tokioje sistemoje. Sistema yra labai galinga, ji yra sukurta ne šiandien, ne vakar, ne prieš 20 metų, ne prieš 50 metų ir net ne prieš 100 metų. Ši sistema iš tikrųjų egzistuoja tūkstančiais metų. Ir jie yra nukreipta prieš, lietutis, kaip čia, neleidžia, matot, lietus, nenori, kažkokios gamtinės jėgos sako, ką tu darai, kodėl tu čia dabar žmonėm kažką tai šviesaus nori nešti. Aš noriu nešti šviesą žmonėm. Noriu dalintis tuo, ką iš tikrųjų leido mano gyvenimo patirtis sukaupti. Dalintis tuo, kas yra mano širdyje, kas yra mano galvoje. Ir visa tai susiję tik tai su šviesa. Paliečiau sisteminius dalykus, kurie yra, kaip sakiau, labai galingi, labai stiprus. Jie liečia mūsų vaikus, jie liečia mūsų mažylius nuo pat gimimo, jeigu tai leidžiame daryti su jais. Mes, tėvai, suaugę žmonės, ir dabar žinau, kad tikrai galime užkirsti kelią šitai sistemai, tiesiog skverbtis į mūsų vaikų sąmonę, į mūsų vaikų tą gyvenimą taip stipriai, kaip tai dabar daro sistema. Mes galime šitą uždrausti, bet turime atlikti daug darbo su savimi, kuris neišvengiamai keis mūsų gyvenimą. O tam, kad mes galėtume dirbti su savimi, žinoma, kad mes turime žinoti, kaip dirbti. Labai daug žmonių ieško savo kelio. Ieško per meditacijas, per jogos užsiėmimus, per įvairių gurų. Dabar ir Vilniuje neseniai buvo, ar gal dar ir tebevyksta susitikimas su kažkokiu tai ypatingų gurų, kuris ten už didelius pinigus atskleidžia žmonėm tiesas, gyvenimo tiesas, kurios iš tikrųjų slypi mumyse. Ir mes galim patys atlikti su savim tokį darbą, kurį dabar, išnaudodami tą visą tiesiog žmonijos
norą keistis, norą atrasti kažką tai naujo savyje, išnaudoja, tokiem tikslam. Nebandau kaltinti arba kažkaip tai neigti, kad tai yra blogai. Tai yra gerai, iš tikrųjų tai gerai, jeigu žmonės tokiu būdu gali atskleisti save, tai yra tik tai gerai. Bet vėlgi, aš šiek tiek nuklydau ir ką aš noriu pasakyti, kad knyga Du gyvenimai iš tikrųjų keičia gyvenimą. Keičia suvokimą apie gyvenimą, leidžia atrasti visatos suvokimą, leidžia atrasti sąmoningumo tobulėjimo kelią palaipsniui, leidžia suvokti tikrai dvasingumą, kuris nėra susijęs su jokiais klerikalais arba jokiom klerikalinėm sistemom. Tikrai labai daug visko galima atrasti ir todėl aš ir sugalvojau, reikia suburti tos žmonės, kurie skaito arba kurie perskaitė tą knygą ir be abejonės, aš tikrai tikiu, kad tie žmonės norės dalintis savo išgyvenimais, savo suvokimais. Tikrai yra kur susitikti, mes galime tą klubą tiesiog kaip auginti ir tokiu būdu plėsti savo sąmoningumo tą tobulėjimą iki begalybės. Iš tikrųjų, sąmoningumas tai yra begalinis procesas, kuris vyksta sieloje ne vieną gyvenimą. Ir tai yra parašyta knygoje, tai yra labai gražiai išdėstyta, labai giliai išdėstyta ir aš tikiu tuo. Taigi, nepatingėkite parašyti savo komentarus. Pirmą kartą turbūt aš viešai apie tai publikuosiu šį įrašą socialiniuose tinkluose, Facebooko tinkluose. Žinau, kad bus visokių komentarų, visokiausių, aš tikrai pasiruošęs tam. Įdomius klausimus aš atsakysiu. Kas norės susisiekti su manimi dėl dalyvavimo klube, dar kartą pakartosiu, kad knygos Du gyvenimai skaitytojų klubas, tai galite rašyti man į asmenukę, messengerį ir mes toliau tada veiksime, kursime kartu. Gražios dienos jums, nors lyja aplinkui, bet širdie yra graži diena, gera nuotaika ir visiems to paties linkiu su meile. Gyvenkime su meile širdyje ir skleiskime tą meilės energiją visur savo aplinkoje. Gražios dienos ir iki greito pasimatymo knygos Du gyvenimai klube. Iki.